Poeta ir fez cantas, molinius indus lipdom, butitės ir bimbaliukai. Labą dieną. Ar jūs esate pardavėja vedėja? Labą dieną, taip ką norit? Aš norėčiau, kad jūs man duotumėt vieną bananą. Ponia, mes bananų neturim. Mes prekiaujam žolelėm ir žuvim. Tai gal turit silkės? Ne, silkės neturiu. Nebent nori su galva. Aš norėčiau be galvos. Ne, be galvos mes neturim. Bet jeigu norit silkės su be galvos, tai galit nusipirkti su galva ir tada nusipjauti galvą. Bet mokėsit kaip už visą. Aš norėčiau silkės pataluose. Mes silkės pataluose neturim, mes turim tik arbatos. Supakuokit man vieną bananą, prašau. Mes neturim bananų, mes turim tik silkę. Gerai, Ar pirksit ar ne? Gerai, varom vokti lentų. Sveiki visi. Čia žinot, kas bus? Aišku, kad jūs nežinot, iš kur jūs galite žinot. Čia yra šamotinis molis. Jis yra užmerktas, palaikytas, ilgai laikytas. Ir atėjo metas pasiruošti šamotinio molio štai tokį didelį kiekį praustuvės lipdymui. Ne praustuvės, kriauklės virtuvinės, apie kurią jau ilgai šneku. Ir čia bus ir kriauklė, ir plytelės, ir viskas 3000. Ir dabar sudėjom ant tokios drožlių plokštės, dar dalį ant gipso plokštės, perminkysim ir po biškį čia saulė nudžiovins ir gausis molio gabalas, iš kurio bus galima lipdyti, ką norėsi. Sveiki visi. Tai vakar pasiruošė molį ir šiandien yra didžioji diena, darysim praustuvę. Tai kaip dabar viskas bus, žiūrėkit. Štai, čia yra mūsų stalviršis. Tas stalviršis eis štai čia. Mes jį darysim biškį taip, Vaižgantas nori lygiai, aš noriu tai biškį prapiždžiui daryti. Noriu vieną, negaliu pakelti, čia labai sunku yra, vos įmanoma pakelti tokie drambliniai rastai. Žodžiu, aš noriu tai biškį prapiždžiui daryti, kad čia gautųsi plačiau, o čia gautųsi lygiai su šita siena. Tai vakar čia buvom užsidėję, viskas kaip ir gražiai gaunasi. Ir reikės, žodžiu, prapjauti. Kokią mes praustuvę maksimaliai dydžio galim pagaminti, tai štai tokia, kokia yra pečiaus, koks vidus yra. Šiek tiek dar ten milimetrais galima čiut plačiau negu šita yra. Tai mes turim tokią formą pasidarę. Čia bus įleidžiama, grinai plautuvė bus įleidžiama. Tai darysim štai tokį senovinį bliūdą. Bus jinai apvalita praustuvė, įsivaizduokit, jinai čia bus, bet jinai bus įleista į vidų. Ir tada, žinot, kai plauni indus, ten belekaip pradeda visur viskas taškytis, ypač pepiai būna žiauriai rankos šlapios ir panašiai, tai reikia pasidaryti, kad čia būtų aplinkui visur plytelėm. Prisiderinsim plyteles taip pat tokiu ratu. Praustuvė bus įleista, plytelės čia bus, kažkur čia bus kranas ir bus štai toks pačios pradžios momentas. Nežinau, kaip su plytelėm sienų, kad šitas mes nuimsim, tai tikrai nuimsim. Tai šitas nuimsim ir tada darysim plyteles, nežinau, tokias iš lapų jaučiu. Aš jau čia buvau šitą vietą padariusi, gal rasiu nuotrauką, pridėsiu. Buvo toks dalykas, kad mes turėjom čia tokį šaldytuvą, arklinį, didelį, ir mes tada norėjom čia turėti didelį langą ir nebebuvo vietos, kur dėti šaldytuvo. Tai tada mes nusipirkom tokio dydžio šaldytuvą, tą didelį išnešėm į aną virtuvę ir tada turėjom mažą šaldytuvą ir tada dar prieš tai buvo čia tas šaldytuvas pastatytas didelis. Ir atsitiko tokia nelaimė, kad reikėjo mano pagamintas plyteles visas išdaužyti, nes keitėsi viskas keitėsi. Tai žodžiu, dabar čia bus antrą kartą gyvenime gaminamos plytelės. Tai va, o plytelės dar čia yra pagamintos mūsų, žiūrėkit. Irgi, bet čia dar senais laikais aš dar čia valcavimo stalo neturėjau, viskas su kočėlu pagaminta. Ir čia yra mūsų šeimos, žiūrėkit, rankos visų vaikų. Tai va, mes dar turėjom čia tokią dar valiusę. Irgi mamytės dukra buvo, Juzikėlių sesė. Tai va, tai planas dabar, einam piešti planą. Tai va, aš gaminsiu praustuvę. Tai praustuvė bus taip, dar aš jums nupiešiu, čia mūsų yra praustuvė. Tada plytelės eis aplink praustuvę kažkaip taip.
nežinau, dar lapeliais ar kažkaip, kad čia nesitaškytų nedaug, neplačiai, nes, nu, irgi noriu to medžio pasilikti, kad būtų gražiai. O čia dabar, kur yra tas kampas, čia šita va dalis, nu, šita dalis. Tai čia, kur dabar bus plytelis, tai mes planuojam daryti, varyti, Vaižgantas varys, pririnks didelių lapų, tai, nu, aš įsivaizduoju tokio maždaug dydžio lapų, įvairiausių augalų, nes dabar yra tas metas. Tai tuos didelius lapus sudėsim visai taip, arkliškai, įsivaizduokit, čia dideli lapai ant tos visos sienos ir tada dar daug mažų tokių lapelių. Tada visus taip pim sujungsim, kaip, nu, į tarpus mažų pridėsim, o į didelius, kad užslėpti, žodžiu, tarpus. Ir tada čia viską užglaistuosim juodai, kadangi bus viskas juodai užglaistuota, tai belė kaip išryškėja plytelės ir būna tada 3000 ir būna 3000 gamta. Ir čia dar greičiausiai išdarys tokį žalsvą atspalvį ir pati praustuvė bus tokia žalsva. Žinau, kad skamba keistai nemolio spalva, bet žodžiu, va, tarkim, va, mūsų plytelės čia yra. Nu, va, tarkim, čia. Nu, nestebuklinga, bet tokia, tarkim, plytelė. Tai dar mes darom tokias žalsvą, tokį gražų, žiauriai 3000 atspalvį ir tada labai išiškėja augalai ir būna wow. Tai aš einu daryti praustuvę, Vaižgantas eina daryti arklinės plyteles ir pagaliau kažką daryti, nu taip jau iš keramikos, pagaliau savo. Tai didžiausias lapas turėtų būti nedidesnis už tokį ir čia yra varnalėšos lapas ir matot, labai yra graži faktūra, šitą biškį nupjauni, kad nebūtų taip giliai ir čia tokia labai graži faktūra ir tada, tarkim, geriausia yra, kad būtų jie skirtingų formų, va, tarkim, čia yra toks lapas, čia tada darytumėm tokį, va, burbuliškesnį ir dar būna vadinami tokie, neatsimenu kaip vadinasi, bet žodžiu, rūkščiai kažkokie lapai. Tai reikia paieškoti, gal jau yra ataugę. Tai mes dar, jūs nežinau, turim vynogyną vat ir čia, bet jis kiekvienais metais miršta, jam čia apie 10 metų šitam vynogynui, nes užsemia, nu, prūdas užsemia rudenį ir pavasarį. Tai va, aš apie ką kalbėjau, dar esu jums rodžiusi šitus lapus. Šitie, va, jie yra tokie labai faini, tarkim, į tarpus, ane, žiūrėkit, pridedi tokių plačių lapų ir tada į tarpus tokių siaurų pridedi ir tada dar mažesnių ir tada labai 3000. Aišku, kaip nuglazuruoti ir viską padaryti, nu, bus 3000 reikalų, bet va, jau šitie ataugo, labai gražiai atrodo. Nu, tai va, viskas, einam dirbti dabar jau. Mes išsakome šito punktu, dabar turim visą dieną. Galiausiai komisija nutarė balsuoti. Nieko kita nėra. Dusavo Paulauskaitė. Sprendimas išteisinantis Skvernelį buvo priimtas vienbalsiai. Paskui į salę vėl buvo įleisti žurnalistai. Černiauskas paėmė nuo kėdės savo diktofoną. Televizijos operatoriai pasistatė filmavimo kameras. Kad vakar užsikirdamas ir painiodamasis perskaitė valandą šlifuotą sakinį. Konstatavus, kad Skvernelis, kaip valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo, privačių interesų deklaraciją nurodė. Tai va, dabar jau toks yra pirminis etapas, pavyko apsidailinti. Čia turėtų va taip vadėtis šitas dalykas. Ir pati praustuvė sustrauks dar po degimų ir po visų džiovimų 15%, tai čia yra milimetrais tiek, kad tilptų maks į krosnį. Ir dabar ką darom, pasitarėm ir nusprendėm, kad gražiausias augalas įsispaudžia, tai toksai dekoratyvinis papartis, tai jis, žinokit, ten, va, žiūrėkit, pas mus auga ten toli, nu ne pas mus, ten, žodžiu, kur tas miškas, tai biškiai arčiau, žodžiu, ir mes jo ten randam ir tada patys gražiausi indai ir dalykai gaunasi su tuo paparčiu, tai jaučiu, kadangi jis mums gražiausias, tai varom jo parsivežti ir tada mes čia jį įsispausim. Ir dar galvoju, galima kažką užsirašyti ant praustuvės, nes vis tiek bus mūsų namų praustuvė, arba įsispausti gal kokios kasiulės pėdutes, gal Jezikėlio, mamytės, gal Vaižganto, kai ką įsispausti, nu žodžiu, nu varom. Taip atrodo, šitus dabar neišimsiu, paliksiu išdžiūti ir tik tai, kai išdžius, tada ištrauksiu, kad tikrai labai gražiai faktūra gautųsi. Palieku per naktį, čia yra štai tokia skylė ir per naktį viskas pastings, tada galėsiu apversti kitą pusę dar kartą ir visur nueiti. Žadėjau daryti lygius kraštelius, bet paskui nupjaušiu, padariau kreivai, nes galvoju, ai, bus fainiau. Ir dabar kas vyksta? Čia bus, nu, čia yra kaip padėtas toks dalykas, tarsi nu, kraštelis. Ir galvojam, kad darysim plyteles štai taip. Ir begalvodami supratom, kad į stalviršį reikės tikriausiai išfrezuoti plytelių vietas. Nu, bet jau čia kiti etapai, tai niekas nežino, kaip ten bus. Ir va dabar vyksta plytelių darimas. Čia yra, žiūrėkit, kokių varnalėšos lapų mažumo radom.
3000 mažiukai, saldapirskiški, bet tai kokia faktūra. Tai va, plytelės iš lapų, jeigu dar kas nors nesuprato, tai dabar taip viskas vyksta. Čia yra iš amotinio molio, kad prie praustuvės tiktų. Vaižgantas daro tiesiog iš geltono molio. Pažiūrėkit, kokį kalną pridarė jau plytelių visą. Tai nežinau, kaip čia darysim. Planuojam tą pačią sienas molių nutepti, tada molio plytelėm. Nu, žodžiu, bus kaip bus. Eina, pažiūrėt, gal driežiukas yra, jūs nematėt. Čia driežiuką mes turim. O, dar tebėra, matom? Jisai mažutis čia mūsų draugelis yra, jis čia gyvena Geko. Geko 3000 yra čia. Nu, o Kasiulė jį daboja, sako, mūsų draugas niekur neini. Nu, Kasiulė, nu tai mes dirbantys esame, mes negalim visą laiką žaisti, mažutė, nu tai mes nežaisim su tavim. Tai kur tavo kamoliukas yra? Tai tu tai nedirbantis, pensininkė, tau gerai, pensija išeis, tau gerai nedirbančiai. O mes dirbantis, mes dar pensijos neužsidirbom, Jėzau, Kasiulė. Sveiki visi saldapirskiai. Kasiulė, mes turėsim neįsiduoti. Mes dabar važiuojam voksim 100% 3000 lentų. Tokias ilgas lentas per visą šitą dalį mes voksim. Jūs nežinot. Bet jūs niekam nesakykit. Tik niekam nebandot pasakyti. Visi laikykit paslaptį. Varom. Vagis. Kruvinasis vagis. Mes čia atėjom vako pasiimti šitų, nes čia yra užbrandintos. Mes turim, jūs žinot, mes jau turim kalną tokios medienos, bet mums jinai netinka, nes ji nėra brandinta su šiaudais. O čia mes turim va tokių brandintų. Tai čia va reikia atsikasti ir... Ai, šitą bloga. Va, šitas geras, iš karto 2 kojos. Kas čia yra? Ne, kaip nieko. Eik tu savo. Kaip nesveikai čia. Tokių mums reik. Teta ir vaizgantas, molinius indus lipdom, būtytės ir bimbaliukai ant jų švelniai spindi. Gyvena miško namelyje, kur uodų nėra. Jų kraujas uodams neskanus, net per sapną jos ateina. Galima visiškai suleisti. Suprantu. Štai taip. Stalviršis atrodo, bet jis mums dabar yra per platus. Tai Vaižgantas nupjovė vieną kraštą, antrą kraštą. Ir dabar pati šita blankė, jinai yra išsirietusi dar va taip visaip. Tai šitą kraštą mes paliksim prišveisti. Čia viskas va labai gražiai sueina. O šitas reikia čia labai gerai dabar viską atitaikyti, kad šitas kraščiukas būtų lygiai. Žadėjom daryti plytelėm, bet kad čia nelabai gaunasi. Ir tada čia palei sieną nupjauti tiesiai, kad jisai susiaurėtų, nes čia labai daug vietos atima, jis biškiuką per platus, kad gautųsi. Aš norėjau prapiždžiui daryti, bet Vaižgantas nenori prapiždžiui, tai gal ir nedarysim prapiždžiui. Nu ir žodžiu, taip atrodys. Labai gražu. Teta ir vaizgantas, molinius indus lipdom, būtytės ir bimbaliukai ant jų švelniai spindi. Gyvena miško namelyje, kur uodų nėra. Taip atrodo pirmos idėjos variantai. Tai čia bus toksai stalas. Tas stalas bus štai toks labai įdomus. Gal rasiu kažką panašaus, jums pridėsiu maždaug idėją, kaip turėtų atrodyti. Nes nežinau, ar šitą video padarysiu iki galo su užbaigimu, ar tiesiog įkelsiu ir antra serialo dalis bus kitam epizode. Tai planas yra šitas kėdes nusmėliuoti, nušveisti, padaryti medines. Čia mes, jūs nežinot, buvo 3000 istorija po praeito namų remonto. Mes ieškojom būtent tokių kėdžių nusipirkti ir radom sendaikčiuose, žodžiu, važiavom ten
pirkti jas ir jos tokios buvo išklerusios ir dabar biškiau yra išklerusios ir jos buvo lakuotos. Tas lakuotas man nelabai patiko dalykas, tai aš ten jį šveičiau ir paskui dažėm baltai, nes viskas buvo epsiloniška pas mus. Viskas buvo baltai pilka, išskyrus šitas grindis. Tai kadangi buvo viskas epsiloniška, reikėjo ir šitas kėdes padaryti, kad būtų epsiloniškos. Tai dabar pragyveni va tiek, pimt ir nusprendi, kad dabar jau reikia nušveisti. Bet kadangi šitas kėdes mes jau pirkom ir žinom, kad čia jau visam gyvenimui jas perkam, tai nėra bėdos, čia jas peršveisti galėsi 100 kartų per metus perdažyti. Tai planas nušveisti ir padaryti tikrą medį ir jį tiesiog įaliejuoti, tokį ar kokiu vašku ar kažkuo, kad būtų, kad jį būtų labai natūralius, bet čia per daug neįsiplečiam. Tai žodžiu, čia virtuvinis atrodys taip. Čia dar pažiūrėkit Vaižgantas kaip daro. Pažiūrėkit. Nepasimatavo jau prastai matuojas, žiūrėkit, kur sueina kaip. Negali čia daug varyti. Čia bus maži stalčiukai, bet apie stalčiukus tuoj papasakosiu. Čia nebus kėdės, čia bus lentynos ir bus tokios durelės, nes čia bus uždara. Ten irgi bus lentynos, bet lentynas dabar manifestuoju ir bandau išmanifestuoti žiauriai. Mes turim medienos, turim dabar visokios medienos, bet mums reikia išmanifestuoti, kad ta mediena atrodytų štai taip, kad ji būtų visa tokia, šitą tai mes iš jūros parsinešėm, dabar jau tokį negausi dar vieną, mums reikia, kad tai būtų gerai tas galas, visas išnešiotas, išsmėliuotas, kažkaip nežinau. Tai, ateis tas. Tai va, o čia tada bus toksai gaminimo stalas. O, mažutė, labas rytas atsikėlė jau. Tai kad mažutė miegoji tiek ilgai. Aš jau šiandien biškį nuo temos. Šiandien atsikeliu ir taip, jau ne šiandien, dažniausiai atsikeli, kas tingi keltis, pasilieka miegot dar miške. Pareinam pietų, mažutė. Jėzau, mažutė. Čia stalas. Čia gaminimo vieta, įsivaizduokit, čia plauni rankas, o čia jeigu reikia kažką pasidėti, pjaustyti, viskas čia yra. Tai tikslas, kad stalas būtų tokio aukščio, kad kėdės šitos pasidėtų, kad tilptų, kad jos pilnai įsikištų ir kad atsitraukus būtų patogu net kokiam saldapirskiui užlysti už stalo. Nebus, turim 4 kėdės, bet kadangi dviese gyvenam, bus stalas 2 žmonėm. Taip, ir kad ten įsikištų ir tada dalis bus tokia sienelė, kur susidės šiukšlinės, štai taip, 3. Tai bus plastikas, popierius ir stiklas su metalu. Tai biškiuką gal didesnės bus tos šiukšlinės ir tos šiukšlinės bus irgi, šita apačioj dalis bus ant ratukų, kad irgi koją užkišiai, įsitraukia įmeti ir visos 3 tau išvažiuoja. Bet jos taip pat bus paslėptos, patys šitie kibirai bus pagaminti iš gražių atliekų, norėjau sakyti, iš gražių kažkokių medžiagų, tokių visokių, nesvarbu, gražių medžiagų. Tai va, planas yra toks, nežinau, jums aišku ar neaišku, bet žodžiu, šiandien Vaižgantas yra darbe ir aš dabar eisiu daryti stalčiukus, nes čia reikia pasidaryti stalčiukus, nežinau, gal pridėsiu kažką, irgi rasiu internete panašaus, kažkokią panašią idėją. Čia tai esam sugalvoję tokią nepanašią idėją, gal nelabai rasim, bet gal rasim. Bet žodžiu, čia bus tokie siauri stalčiukai per visą aukštį ir aš neturiu fanieros. Bet turim tokių lentų, o senoviai būdavo gaminami baldai, labai tvirti, laiko 500 metų ir nieko tiem baldam neatsitinka, nes viskas labai gerai suleista, suveržiota ir nebūdavo jokių, žinot, tų, kaip būna, kai atsidaro vyrai, visokie ten tie, kad išsitemtų čia stalčius, įsidėtų ten visokių nesąmonių, nebūdavo. Ir viskas laikydavo belekiek laiko. Tai mes nedėsim jokių ten greičiausiai, kas ten tos stalčius lengviau padėtų ratukai važinėti ar kažkas tokio, mes darysim senoviškai, bus kirvio darbas. Tai planas yra padaryti 4 arba 5 stalčių, turbūt 4 stalčiai išeis po 10 su trupučiu centimetrų čia ir tada vienas didesnis arba 2 šiek tiek didesni stalčiai. Tai čia bus ten šaukštai, šakutės, kažkoks ten sviestinis popierius ar kažkas. Tam, ką naudoji, kad neapsikraut. Tai visiems įrankiam bus skirta čia. Tai va, eisiu dabar daryti stalčius. Kas siūlė, mes dabar atsikėlė ir jau žais tiek valgyti, kad čia dabar pabudusi iš karto jau darbas. Einam. Ką tu nori, einam parodyti.
Nu, tai ką tu nori, nu, tai ką tu net žaislų neturi, tai aš tau turiu obuoliukus mesti, nu tai šitą. Ar šitas bus gerai? Iš pačio ryto mažutį. Tai aš turiu savo darbų. Jos darbai labiausiai rūpi. Wow. Varom pažiūrėti greitai dar saulėgrąžas mūsų, kaip tenai galbūt jau yra pražydusios. Nu jau buvo, mačiau. Greitai. Žiūrėkit, jau ir pupa, bet jau čia jį vargšė suvėlavo visur. Žiūrėkit, wow. Eina savo. Geras, ane? Taip susigalvoji kažkokią idėją, pimti ir padarai tą idėją. Kaip fainai. Kitais metais gal reikės dar plačiau pasidaryti, bet žodžiu, žiauriai faina. Kas ten dar tie raudoni pražydo? Ai, va, aš tikėjausi, kad čia bus visas šitas laukas vatų, tokių raudonų aguonų, bet jų labai mažai gavosi. Tik tai šitas. Ir va, kas mane nustebino, šitas gėlytės. Jų gana daug ir aš jų šiaip niekada nebuvau mačiusi. Aš nežinau, kaip jos vadinasi, tai jeigu jūs žinot, pasakykit, bet jos labai gražiai atrodo. Labai gražiai. Geras yra tų raudonų šiek tiek aguonų. Aš jūs pažadinau? Na taip, panelė Greivs, bet tęskite, nieko baisaus. Gerai. Mūsų įtikino jūsų pasiaiškinimas. Taigi pranešėme apie tai kvalifikacinei komisijai. Aha. Jums reikia išlaikyti PMS 1 skolą per 2 savaitės. Ką? Minutėlę. Tai viskas, ponia Činaskai. Geros jums dienos. Ir padėjo ragelį. Taigi, pasiėmiau lapelius su PMS 1 ir susijau viską su seksu ir amžiumi. Labai paprasta. Viename name su tokiu ir tokiu numeriu gyveno savo vaikinas. Ir turėjo jisai 3 moteris. Pirmąją traukdavo tik per šikną. Jos vardas buvo gatvės pavadinimas, o jos amžiaus pašto skyriaus numeris. Antrai laižydavo pizę. Analogiškai. O trečiąją tratindavo paprastu senoviniu būdu. Tas pats. Kitame name gyveno savo 3 pidarai. Ir vienam iš jų, vardu Manfred Avenue, buvo 33 metai. Ir taip toliau, ir panašiai. Esu šventai įsitikinęs. Jei jie žinotų, ką aš galvoju, žiūrėdamas į tas 100 kortelių su gatvių ir pašto skyrių pavadinimais, ne už ką neįsileistų manęs į savo stiklinį akvariumą. Tačiau jie nieko neraukia. O kortelės man dabar atrodė lyg seni geri bičiuliai. Tačiau aš vis dar painiojusi savo senų gerų bičiulių keliamuose orgijose. Pirmasis rezultatas buvo 94%. Praėjus 10 dienų, antrą kartą žengdamas į tą stiklinį narvą, aš jau tiksliai žinojau, kas su kuo, kaip ir ką turi daryti. Rezultatas buvo 100% per 5 minutes. Miesto pašto valdybos direktorius atsiuntė man sveikinimo laišką. Štai, paskutinis stalčius. Tikrai taip, reikėjo daug pasistengti, kad viskas atrodytų kaip kirvio darbas. Ir žodžiu, būtų taip. Tai nežinau, ar dar šlifuos ar išveisiu. Čia į dugną įsidėjęs, žodžiu, nežinau, bambukas ar kažkas, kas, žodžiu, įsidėjęs kažkas gražus, tai čia nebūtina. Ir visur va taip va padaryti, taip va, kad būtų kirvio darbas, yra reikalų. Ir tai dabar planas susirasti kažkokį tai, kažkokią lentą, kurią galėčiau supjaustyti. Čia yra vienas variantas, va tokia labai sena ir užgyventa. Tai gal jinai čia kaip tik ir bus. Tai žodžiu bus taip, va. Taip. Pasidariau dabar tokius, kad čia stalčiukai ant kažko dėtųsi, kad būtų pravažiavimui vieta. Irgi tarpus pasilikau maždaug tokius, gal dar čia didesnius pasiliksiu arba per lentą kiekvieną ir gaunasi tokie stalčiukai. Tai čia greičiausiai dar vieną siaurą pasidarysiu, 100% nežinau, bet kas yra geriausia, šitą dar galiu koreguoti, čia nieks nepritvirtinta, kas yra geriausia, kad šita lenta, čia irgi labai senas stalas buvęs, šita lenta, žiūrėkit, idealiai stalčių viršus, tai dabar turiu jau tiksliai, negaliu daryti klaidų ir man idealiai gaunasi pravažiavimam ir viskam ir nedaryti turiu klaidų, išsipjauti čia tiesiog labai lygiai, o vėliau planas yra susipjaustyti šitą lentą, nes čia, kaip suprantat, bus stalčių išorė, fasadas. Ta lenta taip tarsi biškiuką nelygiai, va taip va visaip susipjaustyti, apšveisti, kad darinėtųsi ir tada į vieną pasjansą sueis. 3000 kaip smagu yra kurti visiškai
Nu visiškai kūrybos procesas vyksta, kiekvienas dalykas susidėlioja kaip mozaika, ieškai, eini ratais, kvadratais, kažko nerandi, pimt randi, pimt ieškai vėl kvadratais ir žiauriai smagu yra taip dirbti, visada taip svajodavau, kad tai bus. Pastarasis 24 valandas tikrai nemažai naujo teko patirti. Kiek laiko čia dirbi? Aš 4 metus, išdidžiai atsakė ji. Išėjau dirbti, kai sukako 15. Mano šeima gyvena kitame kaime. Pradėjau nuo indų plovėjos ir po 20 metų, jei sugebėsiu būti paklusni, tapsiu asmeninė ponios tarnaitė. Po 20 metų, pakartojo Efe. Tai skambėjo kaip kalėjimo nuosprendis. Mums pasisekė, kad galime čia dirbti. Jie geri žmonės. Gražiai elgėsi su savo darbuotojais. Žinai, ne visada tai būna. Esu tikra. Žinot ką? Aš sugalvojau, kad gal nereikia daryti tiek jau daug ilgų video. Gal užtenka ir trumpesnių. Tai va, aš einu daryti dar 2 stalčius. Va taip bus. Tokius štai jau nusišveičiau 4 lenteles, liko dar 4 ir paskui dar dugną išsipjauti ir nusišveist ir bus 4 stalčiai, 2 stalčiai ir reikės susirasti dar fasadą iš kažko, tai aš jau šiandien nesusirasiu. Tai labai džiaugiuosi šitais stalčiais, čia yra šiek tiek palikta daugiau negu reikia, nes nežinau kiek dar čia šitas kelias išveisis, nes šis yra išsikraipęs, turėsime jį šveitimo būdu išveisti ir priveršti ir tik tada bus galima sudėti stalčius. Tai dabar jau turbūt aiškiau, ką aš turėjau galvoj, nelygiai išpjaustysiu ir panašiai. Tai žodžiu, va, taip va. Tai čia yra sena mediena, kai jinai nusišveitė, tai jinai vis tiek va tokia liko kažkokia, nu tokia šviesi. Tai, nu, bet ji turi tokio savo vaibo, štai šitų visų dalykų. Tai planas yra su tokia dar švelnesnė, su tokiu švelnesniu dar prašveisti. Ir, bet jau čia, kai jau viskas bus sudėta, išimsim, apšveisim ir tada jį aliejoti, kad tiesiog jį aliejoti arba įvaškuoti ir jau žodžiu bus 3000. Planuoju arba iš keramikos pasigaminti rankenėlės, arba tiesiog iš jūros pagaliukų priveržti ir bus tada labai gražus. Tada sekantis dalykas čia, va dabar kur gaminu, dar bus čia 1 stalčius ir čia 2 stalčius, 2 stalčiai irgi tokie nedideli, o čia bus durelės, tokios durelės, lentyna, tai bus šita dalis jau kaip ir beveik surinkta, tik tai reikės viską suveržioti. Nu ir tada ten tas visas reikalas, tai rytoj grįš Vaižgantas, tai dviese bus jau daug greičiau, paprasčiau ir smagiau, bet jau smagu, kad kažkokia tai tokia dalį, ką galiu viena pasidaryti, pasidariau, paskui rytoj bus jau 3000. Tai ačiū, kas pažiūrėjote epizodą ir kas pažiūrit visus epizodus ir labiausiai ačiū tiem, kurie paspaudžiat like. Nu, tai labai motyvuoja, nes kartais desimotyvuoji save, o paskui užsimotyvuoji, nes ir dabar galvoju, prisikaupsiu aš tas medžiagos, tenai paskui kaip visada pusę ištrinu ir galvoju, gal neverta taip ilgai nutęsti tų epizodų, tai žiūrėsiu, kaip čia man seksis sumontuoti. Ir gal kitam epizodai jau bus išdegusi praustuvė. Nu dar neatsveikinu, žiūrėkit. Plytelės, jau viskas ok. Kai kas išsiraitė, kai kas ne, nu žodžiu čia, pažiūrėkit, koks grožis. Tai jau jas kaip ir galima degti, dar kelios yra, va čia pridengtos, jos yra kai kurios neišdžiūvusios. Ir praustuvė pizda. Žinot, kodėl pizda? Nes biški čia toks gavosi mikroįtrūkimas. Tai aš čia iš naujo bandžiau perdaryti, iš viršaus įtrūko, iš apačios ne, tai gal viskas bus gerai. Ir nedžiūsta, tai buvau ant gipso padėjus, tai gal dėl to ir įtrūko. Ir negaliu ant saulės laikyti ir dar liko va tiek, kad išdžiūtų. Tai dar kokios 2-3 dienos, kad išdžiūtų, nebūtų lietaus, nes, kaip sakau, ant saulės negaliu laikyti ir tada dar čia biški išsišveičiu. Ir tada kitam epizode gal bus kažkiek pajudėjimo į priekį, nes taip noris jums parodyti, žinot, ne tik tai prieš, kai darai, bet ir po, bet kad taip neišeina darbai, nu jie taip biski nesidaro taip greit, kaip norėtum. Sugalvoji kažką, pim žiūri, to neturi, pim žiūri, reikia važiuoti kažkur ten į miestą, važiuoti nusipirkti, parvažiuoja, dienos nėra ir taip toliau. Ir tiek daug yra sumanimų ir tiek daug dabar perkontempliavom virtuvės tą idėją, kurią sugalvojom, kad šiek tiek dar biški keisis ir kažkaip galvoju, kad gal tiesiog darau, užėjo, susifilmavau, įkeliu. Tai va, iki. Susitiksim Maksimoj.